Ar įmanoma gyventi žydiškai ir ginti žydų interesus, tuo pačiu siekiant karjeros mene? Ištisas kartas Amerikos žydai atliko itin svarbų vaidmenį Holivude ir teatre. Tačiau tik retai jie naudojo šias platformas, kad pasisakytų už žydų reikalus, juo labiau, kad savo kūrybą paaiškintų ar išryškintų žydų gyvenimą kaip kažką, ką verta švęsti ir laikyti normaliu. O ne tik kaip tragedijos foną ar kažką, ko reikia atsisakyti norint tapti tikru amerikiečiu. Po spalio 7-osios ir po to sekusio antisemitizmo išplitimo, žydų ištrinimas bei Izraelio demonizavimo priėmimas tapo norma. Tačiau vienas žydų menininkas, užaugęs Holivude, bando pakeisti šią tendenciją. Šią savaitę laidoje Think Twice kalbame su aktoriumi, menininku ir tinklalaidės kūrėju Džonu Platu apie tai, ką reiškia būti žydu šiandien. Sveiki atvykę į laidą Think Twice. Žydai jau daugiau nei 100-metį yra visur amerikiečių populiariojoje kultūroje. Iš tiesų galima sakyti, kad jie iš esmės sukūrė Holivudą. Tačiau nedaugelis iš tų, kurie tai padarė, ar tų, kurie sekė jų pėdomis, galėtų būti laikomi tais, kurie savo žinomumą ir įtaką panaudojo tam, kad populiarintų žydiško gyvenimo įvaizdį kaip kažką, ką daro paprasti žmonės. Holivudas atspindėjo sėkmingų žydų siekį visiškai asimiliuotis, tačiau taip pat vaizdavo tuos, kurie to nepadarė, arba bent jau norėjo išsaugoti savo tapatybę kaip prasmingą savo gyvenimo dalį, kaip žmonės, kurie turėjo išnykti. Tačiau tas atsitraukimas nuo žydiško išskirtinumo buvo tik įžanga tam, kas įvyko vėliau, kai Amerikos kairė priėmė toksiškas kairiąsias teorijas, tokias kaip kritinė rasės teorija, intersekcionalumas ir naujakurių kolonializmas, kurios klaidingai įvardijo Izraelį ir žydus kaip baltuosius engėjus, o sionizmą kaip rasistinio fašizmo formą. Po Hamas vadovaujamų palestiniečių arabų teroristinių išpolių prieš Izraelio bendruomenės 2023 m. spalio 7 d. ir vėliau kilusios pasaulinės antisemitizmo bangos, palaikymas Izraeliui išnyko. Ir pasipiktinimas dėl precedento neturinčio neapykantos žydams augimo, ar net dėl spalio 7-osios žiaurumų, retai buvo girdimas iš meno pasaulio, net ir iš žymiausių jo žydų. Tačiau yra šios taisyklės išimčių, ir mes džiaugiamės, kad šiandien viena jų yra su mumis. Džonas Platas yra aktorius, dainininkas, rašytojas, režisierius ir prodiuseris, žinomas dėl savo pasirodymų Brodvėjuje, kine ir televizijoje. Tačiau nuo spalio 7-osios jo pagrindinis projektas buvo Being Jewish with Jonah Platt, jo tinklalaidė. Užaugęs Holivude, kur tėvas buvo sėkmingas prodiuseris ir aktyviai dalyvavo žydų bendruomenės veikloje, o motina buvo žymi žydų aktyvistė ir filantropė, jis ėmėsi užduoties skatinti teigiamą žydų gyvenimo įvaizdį ir įkvėpti didesnį bendravimą bei vienybę žydų bendruomenėje. Jonai Platt, sveiki atvykę į Think Twice. Ačiū, kad pakvietėte mane. Na, labai ačiū, kad skyrėte laiko prisijungti prie mūsų šiandien. Noriu pradėti paklausdamas jūsų. Kas paskatino jūs pradėti daugiau dėmesio skirti savo žydiškumui po spalio 7-osios? Kai atrodo, kad dauguma žydų kūrybinėme mene arba palaikė išpolį prieš Izraelį, arba tiesiog tylėjo. Na, aš ginčyčiau antrąją jūsų teiginio dalį. Manau, kad galbūt būtent garsiausiai atrodo labiausiai palaikantys. Tačiau Holivude turėjome daug žmonių, tiek ekrane matomų asmenybių, tiek daugybę už kadro dirbančių žmonių, kurie, kaip ir aš, dabar yra labiau įsitraukę nei bet kada anksčiau. Ir tikrai nenoriu nieko atimti iš labai garsiai pasisakančių makabėjų žydų kovotojų, kuriuos turime Holivude ir kurie šiuo metu tikrai stojo į pirmasias gretas. Kalbėdamas už save, žinote, tai yra mano gyvenimo akimirka, tikrai, ir mūsų bendro gyvenimo akimirka, kalbant apie žydų bendruomenę. Jeigu dabar nesiruoši stiprinti savo žydiškos tapatybės ir išdidžiai jos ginti, tai kada tai darysi? Taigi, man tai tikrai nebuvo pasirinkimas. Tai nebuvo sąmoningas sprendimas. O, ar turėčiau tai daryti, ar ne? Kokios gali būti pasekmės? Nieko panašaus nebuvo. Toks aš esu. Situacija rimta.
Mes matome, žinote, spalio 7 buvo siaubas, kokio ne vienas iš mūsų dar nebuvo matęs, bent jau mano gyvenime. Ir buvo du būdai į tai reaguoti. Manau, žinote, vieni nuo to atsitraukė, o kiti priėmė šį iššūkį. Ir man iš tikrųjų nebuvo jokio kito sprendimo. Aš tiesiog sekiau, žinote, prisimenu Marko Kubano citatą, kurioje jis sako, nesek savo svajonių, sek ten, kur veda tavo pastangos. Ir tai visada man įstrigo. O mano pastangos vedė mane šią kryptimį. Tiesiog mano energija ir laikas, štai kur jie natūraliai buvo skiriami. Ir po kelių mėnesių labai aktyvaus dalyvavimo socialiniuose tinkluose ir realiame gyvenime, iškart po spalio 7-osios aš norėjau tikrai susitelkti į aktyvų žydų interesų gynimą. Ir būtent taip atsirado pats tinklalaidės projektas – Būti žydu. Koks yra mano pagrindinis, aktyvus, pozityvus žinutės turinys? Žinote, mano vertybės, kurias tikrai noriu perteikti, ne tik reaguojant į viską, kas vyksta dabar, bet ir rimtai galvojant apie tai, kai viskas nurims. Kaip tai atrodys ateityje? Ačiū, kad klausėtės Think Twice. Nesvarbu, ar mūsų klausotės bet kurioje tinklalaidžių platformoje, ar žiūrite mus tiesiogiai per Facebook, X ar JNS YouTube kanalą, prašome pamėgti ir arba užsiprenumeruoti JNS, paspausti varpelį, kad gautumėte pranešimus ir palikti mums gerų atsiliepimų. Taip pat, be Think Twice yra ir Jonathan Tobin Daily tinklalaidė, kurioje dalinuosi su jumis daugiau naujienų ir analizės apie svarbiausias šiandienos problemas. Kasdienę laidą galite rasti kaip Jonathan Tobin Daily JNS kanale, bet kur klausotės tinklalaidžių. O dabar grįžtame prie šiandienos laidos. Taip, ir manau, kad teisinga sakyti, jog žinoma, buvo daug žydų, kurie pasisakė, kurie yra meno srityje ir padarė labai pagirtinų dalykų. Bet ypač per pirmuosius kelis mėnesius, savaitės, mėnesius, pirmus metus, 23-aisiais pereinant į 24-uosius, girdėdavau iš skaitytojų klausimų, o kaip dėl šio žmogaus, o kaip dėl ano žmogaus, žinai ką? Pats pastebėjau, kad taip darau. Ir aš visada buvau toks žmogus, kuris manė, kad kuo mažiau žinau apie mėgstamus menininkus ar sportininkus, kuo mažiau žinau apie jų asmeninį gyvenimą ar įsitikinimus, tuo būsiu laimingesnis. Aš nenorėjau gilintis į tai, nes žinote, tai paprastai nedaro tavęs laimingesniu. Teisingai. Mes neturime žinoti, kad žinote, jūsų sporto dievaitis, kai buvote mažas berniukas, buvo bjaurus girtuoklis ar kažkas panašaus. Arba turėjo tikrai siaubingų pažiūrų, kurios žinote, jūs tikrai šokiruoja. Teisingai. Atskiriant meną nuo menininko. Teisingai. Bet aš pats pastebėjau, kad žiūrėdamas į socialinius tinklus, norėčiau įsikišti, sukratyti juos ir pasakyti, ei, tai tikrai svarbu, tai istorinė akimirka. Turiu omenyje, aš prisimindavau tai, ką skaičiau apie žydus Holivude 1930-ųjų pabaigoje. Ir noriu šiek tiek daugiau paklausti apie žydų ir meno istoriją. Bet aš prisimenu, kai skaičiau apie garsų rašytoją Beną Hechtą, kuris buvo tarsi superžvaigždė. Kiek tik Holivudo rašytojai galėjo būti superžvaigždėmis, bandantys sudominti žmonės. Ir jis nebuvo labai įsitraukęs žydas, bet jis rašė apie tai, kaip atsitiktinai susidūrė su istorija ir suprato, kaip pats rašė, kad jo gentis yra Izraelis ir labai pyko ant kitų žydų, kurie neprabilo. Pagalvojau, kodėl tu nieko nedarai, kodėl nekalbi? Ar tu darei tą patį? Taip, manau, kad tai, ką supratau ir kas tikrai išryškėjo, yra tai, kas įvyko Holivude po spalio 7-osios. Yra kelios skirtingos kategorijos. Manau, kad tai, kas dar labiau sustiprino nusivylimo jausmą, buvo abipusiškumo stoka. Manau, daugelis žmonių jautė, kad per pastaruosius 10 ar 20 metų visos šios kitos žmonių grupės turėjo akimirkų, kai joms reikėjo solidarumo ir sąjungininkų palaikymo. Ir Holivudas buvo su jais, nesvarbu, žydai ar ne žydai. O tada, kai žydams prireikė pagalbos, šalia nieko nebuvo. Manau, tai tikrai buvo svarbi dalis. Buvo toks jausmas. Oho, jaučiuosi, kad buvau šalia, kai tau manęs reikėjo, o dabar tavęs visiškai nėra. Toks nebuvimas buvo labai stipriai jaučiamas ir žinau, kad tai tikrai jautė žmonės industrijoje. Mane labiausiai nuvylė ne tie, kurie nesidalijo įrašais su Izraelio vėliava,
o tie, kurie antrąją spalio savaitę negalėjo pasirašyti laiško su žodžiais išlaisvinkite įkaitus, nes jie negalėjo įsitraukti ar dar dėl kažkokių priežasčių. Man tai nesuprantama ir mano nuomonė tai yra neatleistina. Manau, kad supratome, jog nesvarbu, koks buvo tavo ryšys ar įsitraukimo lygis kaip žydo. Iki spalio 7-osios paprastai tai ir nulendavo, kokios reakcijos iš tavęs galėjome tikėtis po spalio 7-osios, kalbant apie tai, kaip į tai reagavo Holivudo žmonės. Ted, manau, daugelis iš mūsų žiūrėjo į tam tikras žydų asmenybės, kurios niekada nebuvo prabilusios žydų tautos vardu. Net ir gerą dieną jos neprabilo, o kai atėjo tikrai siaubinga diena, mes buvome šokiruoti, kad jos vis tiek tylėjo. Ir tam tikra prasme aš tikrai jų neteisinu, bet tai šiek tiek primena, ko jūs tikėjotės. Šis žmogus nėra aktyvus šios bendruomenės narys. Tai yra, žinote, žmogus, kurį galėtume pavadinti nutolusiu žydu. Jis tikrai yra žydas pagal kilmę ir pagal ryšius, bet jo kasdienybėje nėra jokio prasmingo žydiškumo. Nedalyvauja jokioje žydiškoje veikloje, niekaip nepraktikuoja judaizmo. Ir iš tų žmonių mes neturėjome tikėtis, kad jie spalio 7-ąją stos į pirmąsias gretas. Kai kuriais atžvilgiais mes buvome maloniai, nenoriu sakyti nustebinti, bet buvo tikrai gera matyti tuos žmonės, kurie tikrai save sieja ir jaučiasi įsitraukę, žydai, kurie galbūt anksčiau nebuvo taip atvirai pasisakę, bet šią akimirką pamatė kaip progą, gerai, dabar aš pasisakysiu. Mes tokius pamatėme. Mes matėme ir tuos žmonės, kuriuos ką tik minėjau, kurie niekada anksčiau viešai nepasisakė, niekada ir neketino viešai pasisakyti ir toliau liko tylūs. Ir tada yra tie, kurie yra tarsi per vidurį. Ir tie yra tie, kurie yra. Mane labiau erzina žmonės, kurie yra labiau įsitraukę, galėjo pasakyti daugiau, bet dėl kažkokio viešųjų ryšių jautrumo ar kitų priežasčių to nepadarė. Ir tie mane erzina. Taigi man tai nėra taip, kad visas Holivudas vienodas, visi lygus, jūs visi mane nuvylėte. Nes, kaip tu sakei, žinai, kažkieno mėgstamas aktorius vis tiek yra bjaurus girtuoklis, vis tiek kai kurie žmonės tave nuvils, man labiausiai nuvylė tie, iš kurių buvo galima tikėtis daugiau. Tu jau esi buvęs sąjungininkų kitiems žmonėms anksčiau, dabar tai tavo paties žmonės. Tu jau esi vedęs, žinai žydų renginius anksčiau. Kokia tavo pozicija šiuo klausimu? Tie žmonės mane tikrai labai nuvylė. Taip, manau, žinai, tarp nemenininkų yra toks suvokimas, kad viešai stojant už nepopuliarią poziciją gali sulaukti pasekmių. Ir akivaizdu, kad Izraelio palaikymas dabar yra nepopuliari pozicija, deja, žinai, madingose sluoksniuose. Ir kad dėl to gali būti pasekmių. Ir žinau, kad kitose meno srityse, turiu omenyje klasikinę muziką, žmonėms labai sunku pasisakyti Izraelio naudai. Tie keli, kurie tai padarė, žinai, sulaukė labai daug neigiamos reakcijos. Bet aš taip pat girdėjau. Ir žinai, pavyzdžiui, Jennifer Goodwin, kurią kalbinai savo tinklalaidėje, sakė, kad tai visiškai netiesa. Ir ji tikrai dar labiau pabrėžė savo žydišką tapatybę nuo spalio 7-osios. Ar iš esmės ir tu tą patį girdėjai? Taip, iš esmės žmonės, kurie pasisako už Izraelį, nėra įtraukiami į jokius juoduosius sąrašus. Tiesiog, nevyksta. Aš pasakyčiau, kad vyksta štai kas. Tai veikiau bendras verslo klausimas susijęs su tam tikrais prekių ženklais ar projektais. Jie galbūt nenorėtų būti susijęs su žmogumi, kuris garsiai ir atvirai atkreipia dėmesį į bet kokį klausimą, kad ir koks jis būtų. Tai nėra žydiškas ar Izraelio reikalas. Kai kurie žmonės tiesiog nori parduoti, tarkim, sportbačius. Jie nenori turėti reikalų su niekuo, kas kalba apie ką nors kitą, išskyrus pirkite šiuos sportbačius. Kaip aktorė, kuri vaidino Snieguolę. Kažkas panašaus į tą situaciją. Žinai, kuri buvo apkaltinta dėl filmo žlugimo, nors jis greičiausiai ir taip būtų žlugęs. Nes jis, žinai, ėmė labai atvirai reikšti kairiąsias pažiūras. Teisingai. Bet man, kaip ir toje situacijoje, net nesvarbu, kokia iš tikrųjų yra tema. Jeigu tu pasirenki kokį nors jautrų klausimą ir atneši tą įtampą į komercinį projektą, žmonės nenori tokios rizikos. Ir aš tai suprantu, nes tu bandai kažką parduoti. Tas pats būtų, jei tu garsiai kalbėtum apie Izraelį ir tuo pačiu bandytum parduoti sportbačius ar ką nors panašaus.
Bet kalbant apie tai, kad tarkim aš esu didelis Izraelio rėmėjas, o mes negalime jos samdyti. Aš to nematau, kad tai vyktų. Ir iš tikrųjų, ką aš matau, tai kad kai tik iškeli galvą ir pakeli ranką, sakydamas, taip, aš esu vienas iš tų žydų palaikančių Izraelį, tu randi visus savo bendraminčius visame versle, kurie sako, gerai, puiku, ką galime kartu sukurti? Kokius projektus dabar visi skubiai bandome sukurti, parduoti ir papasakoti? Ir tu matai tai visoje industrijoje, nuo studijų vadovų iki prodiuserių, scenaristų ir aktorių. Visi, kuriems rūpi, po spalio 7-osios yra įsitraukę taip, kaip nebuvo iki spalio 7-osios, kai ant kortos pastatyta daugiau ir reikia veikti skubiau. Ir žiūrėk, šias istorijas sunku papasakoti ir sukurti dėl daugybės priežasčių. Bet ne dėl kokio nors įtraukimo į juodąjį sąrašą. Ne dėl to, kad, tarkim, mums nepatinka Izraelis, mums nepatinka žydai, mes nepasakosime jūsų istorijos. Dažniau jei sunku papasakoti, tai mums sunku surasti tinkamą žmogų ar kažką, kad ši žydiška istorija būtų papasakota. Pavyzdžiui, Netflix serialas Nobody Wants This. Man tai puikus pavyzdys to, ko visi turėtume siekti Holivude ir tai yra nuostabu. Romantinė komedija, šiuolaikinė, garsūs aktoriai, labai įtraukianti ir visa tai apie žydus ir kaip jiems patinka būti žydais. Nuostabu, tiesiog tobula. Sunkiau būna tada, kai neturi Kristenos Bell ir Adamo Brodžio, kurie vaidintų tavo seriale. Tada viskas gali būti daug sudėtingiau. Ir galbūt jums sunku rasti tą žmogų, nes jie nervinasi dėl žydiško projekto. Štai čia gali kilti tokia problema. Arba istorija, kurią bandote papasakoti, nenoriu sakyti, kad per daug žydiška, bet labiau tai, kad ji nėra pakankamai universaliai patraukli kaip pramoginis kūrinys, kad turėtų savo vertę ne tik kaip svarbi žydiška istorija. Nes jos pastatymas kainuos daug pinigų ir jums reikės plačios auditorijos, kad atgautumėte investicijas, tiesa? Būtent. Tai juk rinka, ar ne? Taigi negali būti taip, kad kuriu šį filmą tik 15 milijonų žydų žemėje ir man reikia, kad kiekvienas iš jų jį pamatytų, kad bent kiek uždirbčiau, tiesa? Tai turi būti tikrai įtraukianti istorija. Tai turi būti tikrai įdomus personažai. O beje, jie yra žydai. Ir jų kalbėjimo, bendravimo bei gyvenimo būdas yra žydiškas. Būtent į tokius projektus ir reikėtų orientuotis, ir jie jau plėtojami užkulisiuose. Ir žmonės tikrai su jais dirba. Tiesiog dabar tai sunkus verslas, bet kokiu atveju sunku ką nors sukurti. Kaip dauguma žino, Holivudas sparčiai keičiasi ir dabar sunkiau nei bet kada anksčiau sukurti ką nors originalaus. Taigi, tai yra daugybė veiksnių, bet trumpai tariant, aš nesu susidūręs su nuostata, kad oi, tas vaikinas kalba apie Izraelį, negalime jo samdyti. Kaip jau minėjau anksčiau, žydai akivaizdžiai atliko svarbų ir pagrindinį vaidmenį kuriant Holivudą, kino industriją ir vėliau televiziją. Mes ją sukūrėme. Taip, būtent. Nors Holivudo muziejus iš pradžių nenorėjo apie tai kalbėti, bet palikime tai nuo šalyje. Tačiau žydų gyvenimo vaizdavimas, išskyrus kaip išskirtinį atvejį auką ar grupę trokštančią asimiliuotis, nebuvo tai, ką dauguma Holivudo žydų norėjo ar buvo linkę vaizduoti. Žinote, nors antisemitai visada buvo linkę vaizduoti Holivudą kaip žydų instituciją, Holivudo žydai Holivudo aukso amžiuje norėjo būti bet kuo, tik ne žydų atstovais, arba netgi jų gynėjais. Kaip jau minėjau, kaip Benas Hekas pastebėjo 1930-aisiais, akivaizdu, kad 20-ųjų metų Holivudas yra visiškai kitoks. Kaip manote, kaip ši istorija paveikė žydų dirbančių pramogų industrijoje reakciją į spalio 7-ąją ir dabartinį antisemitizmo augimą visame pasaulyje? Ar vis dar yra tam tikras nenoras be rinkos veiksnių gilintis į autentišką žydišką istoriją? Žinote, akivaizdu, kad jie nesijaudina dėl to, kad nebus asimiliuoti taip, kaip, tarkime, studijų vadovai buvo 30-aisiais. Bet ar jūsų manimų vis dar yra tam tikras nenoras kurti žydiškas istorijas? Taip, jūs tikrai palėtėte visas šio klausimo pusės. Turiu omenyje, manau, kad tai, ką matome šiandien, yra tarsi paveldėtas etosas iš 30-ųjų, kai, kaip jūs pastebėjote, 30-aisiais ir vėlgi beveik, taip, aš taip manau. Aš suprantu tuos žmonės. Suprantu, kodėl tuo metu studijų vadovai keitė savo vardus iš Šmuelis Goldfišas į Samuelis Goldvinas.
Žinote, tai nebuvo tiek, kad būti žydu yra blogai, kiek tai buvo dabar aš esu amerikietis. Aš persikėliau čia iš rytų Europos, noriu būti šios visuomenės dalimi. Mes kuriame šią amerikietišką kultūrą. Ir žinote, kas įdomu, žinoma, klasikinis Holivudas yra persmelktas žydiškų pasakojimų ir moralėmis. Jie to taip nevadino. Tai nebuvo žydiškos istorijos. Taip pat ir daug žydų aktorių. Taip, žinoma visur, bet ne atvirai žydiška. Ir dažniausiai vaidindavo ne žydus. Žinai, tokie žmonės kaip Polas Miunis, kuris vaidino visų tautybių žmonės, išskyrus tą žydą, kuriuo jis iš tikrųjų buvo. Aš šiek tiek suprantu, kodėl tada tai buvo. Ir manau, kad tai, ką matome šiandien, yra to jausmo liekamasis poveikis, kad turime sumenkinti žydiškumą ir turime būti tiesiog amerikiečiai. Mes tokie ir esame. Ir manau, kad tai tarsi pagrindas. Ir tada manau, kad nuo to laiko tai dar labiau sustiprino nekvestionuojamą baimę, na, o kas jei būsime per daug atviri? Jie sakys, žydai valdo šitą, žydai daro aną, į ką aš visada atsakau, jie vis tiek taip sako. Tai gal bent jau kažką iš to gauti. Žinote, aš iš tikrųjų turėjau tokį pokalbį, būtent tokią diskusiją su Jasonu Aleksandru savo tinklalaidėje. Ir jis paaiškino, aš tarsi paklausiau jo kodėl. Jis paaiškino, na, manau, kad yra tokia baimė. O aš pasakiau, na, jie vis tiek taip sako, tai kodėl tiesiog to nepadarius? Ir jis buvo toks, žinai, nebuvau apie tai pagalvojęs. Žinai, nemanau, kad tai buvo kvestionuota. Manau, daug kas yra paveldėta. Manau, tai tiesiog toks Holivudo veikimo būdas jau ilgą laiką. Mes nenorime atrodyti, kad esame atsakingi, nes visi sako, kad mes viską kontroliuojame. Taigi, bet kokią galią, kurią turime, neturėtume jos naudoti savųjų labui. Turėtume visada stengtis kelti kitus, ir tai yra puiku. Gerai kelti kitus, bet dažnai mes patys dažnai tai neįtraukiami. Ir dar kartą, manau svarbu paminėti, kad daugelis žydų Holivude jau nėra aktyvų žydų bendruomenės nariai. Taigi vėlgi, tikėtis, kad tie žmonės vadovaus žydiškiems projektams, rūpinsis žydiškais prioritetais ir stiprins žydų balsus, jie to nedarys. Jie nemato savęs toje rolėje. Jie nemano, kad tai yra jų atsakomybė. Žinote, manęs nestebintų, jei po 1 ar 2 kartų jų šeimos visiškai prarastų ryšį su žydų bendruomenė. Tai tie vadinamieji nutolę žydai. Tokie yra daugelis Holivudo žydų. Daugelis Amerikos žydų, tiesa? Taip, aš kaip tik norėjau pasakyti, kad tai yra didžiausia žydų demografinė dalis, kurią demografai vadina žydais be religijos. Būtent. Tad tarkime, kiek žinau, Los Andžele tai yra apie 40% arba 30%. Taigi, galima manyti, kad Holivude gali būti panašus procentas. Daugelis žydų, apie kuriuos kalbame, iš esmės net nelaikomi žydais, jei kalbėtume apie žydišką atsakomybę ar prioritetus šioje industrijoje. Taip, tai veda prie kito mano klausimo, kuris... Žinote, manau, viena didžiausių įžvalgų apie šiuolaikinius žydus buvo Cynthia Ozick pastebėjimas, kad universalizmas yra žydų parochializmas. Ir tai yra kažkas, ką norėčiau su jumis aptarti. Tų universalių vertybių laikymasis akivaizdžiai yra svarbi judaizmo dalis, bet ne visa. Tačiau būtent šis žydų civilizacijos aspektas atrodo yra tas, kurio dauguma Amerikos žydų, kaip ir dauguma mūsų, užaugusių su liberaliomis politinėmis ir socialinėmis vertybėmis, gali lengviausiai laikytis. Ir tai yra daugelio gerų dalykų, kuriuos žydai pasiekė Amerikoje ir kitur, pagrindas. Tačiau tai taip pat padėjo jiems nusiginkluoti, kai reikia save ginti. Daugelis net ir tų žydų, kurie atviriausiai priima savo žydišką tapatybę, ypač mene, atrodo daug labiau domisi kito žmogaus požiūriu, nei izraeliečių ar žydų perspektyva. Iš vienos pusės tai puiku, nes skatina dialogą dėl paties dialogo. Tačiau tai iš tikrųjų nepadeda ginti žydų jų valstybėje, kai ji yra apgulta ir užplūsta ne tik kritika, bet ir kraujo šmeižtais bei delegitimizacija. Net po spalio 7-osios prašyti jūs stoti ginti žydų taip, kaip kitos grupės gina save, jiems atrodo labai sunku. Ar tai viena iš priežasčių, kodėl žydų dirbančių mene reakcija į dabartinę krizę, na, daugelio auditorijos narių nuomonė buvo tokia nuvilianti? Manau, tai labai įžvalgi pastaba ir manau, kad atsakymas taip. Manau, tai labai amerikietiška judaizmo versija, kai judaizmas prilyginamas tikun olam, pradžia, vidurys, pabaiga. Tai visas esmė.
Ir žinoma, judaizmas tuo neapsiriboja. Tai tikrai svarbi judaizmo dalis. Ir graži jo pusė, kaip tu sakei. Dalis to, kas mus pavertė tokia gyvybinga kiekvienos visuomenės, kurioje buvome dalimi. Tai mūsų rūpestis kitais. Turiuomenyje, tai vienas iš pagrindinių mūsų įsakymų, kuris šimtais skirtingų būdų kartojamas žydų liturgijoje ir raštuose: rūpinkis svetimšaliu, rūpinkis našle, rūpinkis našlaičiu, rūpinkis savo priešu, rūpinkis visais šiais žmonėmis, tai yra be galo svarbu. Taškas. Ir tai nėra viskas. Tau reikia viso paketo. Mes esame daug daugiau nei tik ta viena vertybių sistema, kai kalbame apie tai, kas yra žydų tauta. Ir jei tavo visas žydiškumo apibrėžimas yra socialinis teisingumas, tada tavo tikėjimas, tavo bendruomenė iš tikrųjų nėra žydų tauta. Tai yra socialinis teisingumas. Ir tu tiesiog uždedi tam kipą? Taip, žinai, aš žiūrėjau tavo epizodą su Jasonu Aleksanderiu. Ir jis puikus. Jis labai talentingas ir tikrai pasistengė, per visą savo karjerą, pasisakydamas už žydų reikalus. Bet man buvo įdomu, kai jis kalbėjo apie tai, kaip nenorėjo tiesiog prabilti. Dėl, vaiko, kuris buvo įkaitas. Pačioje po spalio 7-osios pradžioje. Bet jis norėjo kalbėti apie vaikus apskritai, arba bent jau, jam buvo nejauku kalbėti tik apie Izraelio aukas, o ne apie palestiniečius, kurie taip pat buvo aukos. Ir aš buvau toks. Aš tai suprantu, bet juk niekas iš kitos pusės taip pat apie tai net nesusimastys. Taip, ir jis nėra vienintelis svečias, kurį esu turėjęs, kuris išreiškia panašius jausmus ar atskleidė tai. Vėlgi, tikriausiai tai beveik niekada nebūna užginčyta, net jų pačių viduje. Tas instinktas būtinai pasakyti: Palauk, aš čia nesirenku saviškių pusės. Aš nededu žydų į pirmą vietą. Dievas neduok, kad būčiau tik už žydus. Būtent, Dievas neduok, kad kas nors pagalvotų, jog aš, turiu ištikimybę kokiai nors vienai žmonių grupiai labiau nei kitai. Ir turiu omenyje, manau, kad yra normalu gyvenime pirmiausia rūpintis savo šeimą. Jei visos kitos sąlygos yra vienodos, žinoma. Ir tai nėra nulinės sumos žaidimas. Galite sukurti įrašą apie vieną įkaitą, o tada tiek, kiek norite kitų įrašų apie bet ką kitą. Bet taip neturėtų būti. Tikiu, kad nereikia dvejoti ar abejoti savo noru padėti savo žmonėms, kai jiems to labiausiai reikia. Manau, kad dėl to niekam nereikia atsiprašyti. Tai visiškai natūralu. Ir vėlgi, kaip tu sakei, ne tik kita šios lygties pusė neturi tokių abejonių, bet ir jokia kita grupė tokių abejonių neturi. Tu nematysi, kad azijietis amerikietis sakytų: o ne, azijiečiai amerikiečiai yra puolami. Nežinau, ar turėčiau ką nors sakyti, nes turiu rūpintis kitomis grupėmis. Ar aš pakankamai dėl jų pasisakiau? Ne, tai ne taip. Jei jūs puolėte mane, aš ginsiu savo grupę. Tai labai natūralu. Yra nenatūralu jausti, kad turi dėl to atsiprašyti. Ir vėlgi, tai tikrai gali būti ir viena, ir kita. Niekas nesako, kad tai turi būti nulinės sumos žaidimas. Tai aš arba niekas. Bet yra normalu teikti pirmenybę savo žmonėms, savo tapatybei. Tai natūralu, tai esame mes, tai tame nėra nieko blogo. Taip. Kalbant apie šeimą, mes gyvename politiškai susiskaldžiusioje kultūroje. Manau, kiekviena žydų šeima, kaip ir kiekviena amerikiečių šeima, turi savo politinius nesutarimus. Taip pat ir dėl Izraelio po spalio 7-osios įvykių. Jūs esate labai viešų, gerai žinomų žmonių šeimos dalis, kurie nebijo išreikšti savo nuomonės. Ir nenorėdamas specialiai liesti skaudžios temos, jūsų brolis Benas viešai išreiškė poziciją dėl Izraelio, kuri labai skiriasi nuo jūsų ar jūsų tėvų, jei galiu pridurti. Kaip jūs susitvarkote su tais skirtumais? Ar yra būdas tai padaryti, kai kalbama apie itin svarbius klausimus, nepažeidžiant santykių? Nes net jei sutarėte nekalbėti apie tam tikrus dalykus, ir manau žinote, mes visi turime šeimas, ir žinote, per padėkos dieną ar Pesachą, žinote, kad yra tos politinės paliaubos. Ir jei nėra politinių paliaubų, žinote, gali kilti problemų. Tačiau kai nekalbate apie dalykus, kurie jums abiem rūpi, toks tylėjimas taip pat gali sukelti nesusipratimų, lygiai taip pat kaip ir ginčai. Visiškai sutinku. Manau, kad
Vėlgi, kaip ir tavo klausimai, tu beveik pats atsakai į savo klausimus vien juos užduodamas, nes jie tokie taiklus, Jonathanai. Labai žydiška savybė - atsakyti į klausimus klausimais. Taip, žinai, tu visiškai teisus, kad ir kas, kai tik turi santykius, kurie tau rūpi ir kyla nesutarimų ar skirtumų, jei nori išlaikyti tuos santykius, turi santykius iškelti į pirmą vietą. O kai santykius iškeli į pirmą vietą, tai reiškia bendravimą. Tai reiškia bendrauti santykiuose taip, kad parodytum, ei, tu esi žmogus, kuris man rūpi. Noriu išsiaiškinti vieną dalyką. Noriu įsitikinti, kad mes vienas kitą suprantame. Aš tave myliu. Tai yra dalykas, dėl kurio nesutinkame, bet tu vis tiek esi tu. Aš vis dar esu aš. Mes galime apie tai kalbėtis. Ir manau, kad tiesiog turėti tą pokalbį tu yra svarbu. Žinai, savo laidoje daug kalbėjau apie tai, kaip vesti šiuos gilius, ilgus pokalbius. Ir jie turi būti gilūs, ilgi pokalbiai. Šis santykių tipas, apie kurį kalbu, nėra skirtas tavo senam universiteto kambariokui, kuriam kartais parašai žinutę Twitteryje. Tai yra visai kas kita. Žinai, mano lakmuso popierėlis visada yra toks. Jei nesusitiktum su šiuo žmogumi vakarienės dėl jokios kitos priežasties, tik tam, kad ginčytumėtės apie Izraelį ar dar ką nors, tai nėra tas santykis, į kurį turėtum dabar investuoti ir bandyti jį išsaugoti. Bet jei tai žmogus, su kuriuo iš tikrųjų norėtum susitikti ir būti kartu, eik ir būk su juo. Suteik savo erdvės. Turėk pokalbį, kuriame saugiai ir atvirai išsakysite savo pozicijas. Ir kai prieisite prie to pokalbio pabaigos, nebūtinai pakeisite vienas kito nuomonę. Aš pastebiu, kad dažniausiai niekieno nuomonė nepasikeičia po pokalbio, žinote, bet jūs suprantate vienas kito poziciją. Ir tai leidžia jums pasakyti, gerai, supratau. Pavyzdžiui, šis žmogus nėra visiškai beprotis monstras. Žinote, ir jie mato, kad aš nesu kažkoks genocido maniakas, kaip žinote, jų didžiausia baimė. Mes iš tikrųjų esame tiesiog žmonės, kurie dėl kažkokių priežasčių priėjo prie skirtingų išvadų. Ir dabar galime gyventi savo gyvenimus. Jei norėsime apie tai pasikalbėti kitu metu, galėsime, nebūtina. Tikriausiai nekalbėsime, nes žinome, kad nesutinkame. Ir mes verčiau tiesiog mėgaujamės buvimu kartu taip kaip įprastai ir palaikome tuos santykius. Bet mes žinome, kad kelias atviras ir nėra to paslėpto svarstymo, paslėptos įtampos, paslėpto įtarimo. Ką šis žmogus galvoja? Ką jis kalba už mano nugaros? Ką jis iš tikrųjų apie tai mano? Nes tu tai išsakai ir tada gali tarsi palikti ramybėje, gyventi savo gyvenimą ir neprisimti tos emocinės atsakomybės už kito žmogaus mintis. Tu tiesiog esi atsakingas už santykių palaikymą su žmogumi, kuris tau rūpi. Taigi, manau, kad ne tik įmanoma tai padaryti bet kokio didelio nesutarimo atveju su bet kokiu tau svarbiu žmogumi, bet tai ir labai svarbu padaryti. Ir tai, žinai, gydo ir palaiko gyvenimą, kai tai padarai. Ir žiūrėk, vėlgi, visa sąlyga yra ta, kad tam reikia dviejų žmonių, tiesa? Taigi, turiu omenyje, jei yra žmogus, kuris iš tikrųjų, žinai, pasuko taip destruktyviai tam tikrą kryptimi, kad jie puola tave, nenori turėti nieko bendro su tavimi ir sako baisius dalykus apie tave. Ir žinai, tau to nereikia. Taigi, santykiai gali veikti tik tada, jei abu žmonės nori, kad tie santykiai egzistuotų. Ir deja, man pasisekė, kad su tuo nesusidūriau. Bet pažįstu daug žmonių, kaip ir tu, kaip ir dauguma žydų šiandien, kurie patys arba jų artimieji su tuo susidūrė. Turi siaubingų istorijų apie geriausius draugus, kurie nutraukė ryšius, žinai, nes, oi, tu remsi Izraelį, su tavimi viskas baigta. Man ta idėja yra suprantama, kaip tai gali nutikti. Tai taip žiauru. Bet tu nieko negali dėl to padaryti. Jei yra žmogus, kuris yra toks baisus, tai jau jų reikalas. Ir jiems teks su tuo gyventi, jei tik galės ramiai miegoti. Bet tikiuosi, kad esi tokioje situacijoje, kurioje kai parodai savo pažeidžiamumą ir pirmiausia iškeli santykius, o ne ginčą ar turinį. Tai nėra apie tikslą pakeisti kieno nors nuomonę. Vienintelis tikslas yra, kaip mes matome vienas kitą ir išliekame artimi dėl mums svarbaus ryšio. Apskritai tikiuosi, kad tau pavyks išsaugoti tuos santykius. Taip, manau, tai labai geras patarimas. Manau, problema ta,
kad mūsų bendra kultūra juda ir jau kurį laiką juda priešinga kryptimi. Prisimenu, kaip girdėjau iš rabinų ir žinai, po 2016 metų prezidento rinkimų buvo porų, kurios skyrėsi dėl to, kaip jos jautėsi Trumpo atžvilgiu. Ir pagalvojau, na tai visiškai beprotiška. Yra tiek daug geresnių priežasčių, dėl kurių susituokusios poros galėtų ginčytis, nei politika. Bet vis dėlto tai yra tikras dalykas. Ir manau, žinai, tai persismelkė į kiekvieną klausimą. Bet tai tikrai, kadangi Izraelis tapo tokiu centriniu klausimu kultūroje, Manau, tai stumia žmonės į šias neigiamas kryptis, kur jie beveik jaučiasi netenkantis saviškių palaikymo toje stovykloje, kuriai priklauso. jeigu jie nėra pikti ant artimųjų ar žmonių, su kuriais juos sieja artimas ryšys, jei nesutinka su jais. Taip, tai yra netikra realybė, tiesa? Bet būtent tai ir yra socialiniai tinklai. Taip dabar atrodo didelė mūsų gyvenimo dalis. Tai virtuali arba netikra realybė. Taip, turiu omenyje, kad mintis, jog mes neturime jokios įtakos tam, kaip bendraujame vieni su kitais, arba kad dėl 2016 metų ir sutinku, manau, kad Donaldo Trumpo iškilimas tikrai atvėrė šį siaubingą nemandagumą. Tokiu būdu, kokį dabar laikome priimtinu, kai kalbamės ir vertiname vieni kitus. Šioje šalyje, o vėliau ir didžiąja dalimi visame pasaulyje, tai iš tikrųjų prasidėjo per pastaruosius 10-15 metų. Mes neturime to daryti, nes tai tarsi yra ore. Matome, kaip kiti žmonės taip elgiasi per televiziją, mūsų politikoje, socialiniuose tinkluose ir aplink mus. Mes sakome, turbūt dabar taip ir elgiamės. Tačiau mes galime pasirinkti taip nesielgti, kaip ir galime neprarasti kritinio mąstymo kaip įgūdžio. Ne tai, kad mes nesame pajėgūs kritiškai mąstyti. Tiesiog matome, kad daugelis žmonių to nedaro. Ir todėl mes elgiamės net nesusimastydami. Žinoma, tai vyksta nesąmoningai, bet mes tiesiog nusprendžiame. O, turbūt man nereikia tame dalyvauti. Aš galiu tiesiog perskaityti kažką internete, manyti, kad tai teisinga ir pradėti apie tai kalbėti visiškai nepagalvojęs kritiškai. Mes turime ir toliau vis priminti ir sakyti, ei ne, čia yra pasirinkimas, kurį gali padaryti. Mes galime tiesiog kalbėtis vieni su kitais mandagiai. Mes galime matyti vieni kitus kaip žmonės. Yra daug daugiau dalykų, kurie mus vienyje, nei tų, kurie mus skiria. Ką mes dažniausiai dabar darome, tai tarsi randame vieną dalyką, dėl kurio nesutinkame. Tai tarsi turėtume visą patiekalą priešais save. Sutinkame dėl pagrindinio patiekalo, sutinkame dėl deserto, sutinkame dėl užkandžio. Taigi yra, tarkim, viena žirnelė garnyre, dėl kurios nesutinkame. Ir mes visą valgį paversime ginču dėl to žirnelio. Ir jei negalime dėl jo susitarti, tu man neegzistuoji. Ir tai tiesiog nėra būdas gerai pavakarieniauti. Ir mes tarsi atsisakome savo atsakomybės tame, nes galime pasirinkti elgtis pagarbiau ir pozityviau. Taip, kad iš tikrųjų sukurtume kažką gero. Užuot tiesiog plaukę pasroviui ir leidę viskam išblėsti bei suirti į neapykantos retoriką, susiskaldimą ir polarizaciją. Mes galime pasirinkti čia. Mes galime priimti sprendimą. Nėra gamtos dėsnis, kad žmonės turi būti susipriešinę ir nekęsti vieni kitų uždarose stovyklose. Niekas nesakė, kad taip turi būti. Taip, kultūra kažkaip taip ir vystėsi. Žinai, anksčiau vedžiau debatų programą su savo senu draugu J.J. Goldbergu, kuris ilgą laiką buvo Forward redaktorius. Ir mes dažnai rengdavome kairės dešinės debatus. Bet esmė buvo ta, kad mes buvome seni draugai ir galėjome kalbėtis civilizuotai. Ir mes keliavome po visą Šiaurės Ameriką, įskaitant, man atrodo, net Jeršų, kur buvo rabinas Volpė. Bet įdomus dalykas buvo tas, kad mes ginčydavomės apie Izraelį ir visokiausius kitus dalykus. Ir galiausiai mes primindavome žmonėms, kad jie turi daugiau bendro nei tai, kas juos skiria. Tačiau dažnai žiūrovų reakcija būdavo tokia: jūs, vaikinai, iš tikrųjų nesutinkate taip jau daug. Ir žinote, mes atsakydavome, ar jūs klausėtės? Mes tik ir darėme, kad nesutikome, tačiau jie reagavo į toną. Mes nešaukėme vieni ant kitų, mes juokėmės kartu. Kartais, žinote, pasišaipydavome vieni iš kitų, bet kalbėjome pagarbiai. Ir jie buvo išmokyti manyti, kad jei taip elgėtės, jūs iš tikrųjų nesiginčijate. Teisingai, būtent taip. Tai tarsi raumuo, kurį pamirštame mankštinti, bet mes jį turime. Mes turime tą gebėjimą. Mes visada jį turėjome.
Tiesiog, kaip sakote, kultūra tarsi leidžia tam raumeniui atrofuotis. Todėl turime nuolat skatinti savo bendruomenės vyrus, moteris ir narius naudoti tą raumenį. Ne tik todėl, kad tai malonu ar kad tai teisinga daryti. Tai geriau visiems, noriu pasakyti, tai tikrai teigiama patirtis. Nėra jokių trūkumų. Nėra jokių trūkumų. Ne, nėra. Bet aš sakyčiau, kad net ir žydų bendruomenėje tokioms diskusijoms nebėra didelės paklausos, kaip mes pastebėjome. Nežinau, aš ką tik stebėjau gerą diskusiją. Manau, daug žmonių žiūrėjo Darų Horno ir Deboros Lipštad diskusiją. Sapir diskusija taip pat sulaukė daug dėmesio. Taip, ne, žiūrėk, aš nesakau, kad tai neįmanoma, bet mano patirtimi atrodo, kad tam yra šiek tiek mažiau noro nei anksčiau, nes žmonės dėl visko tapo labai pikti. Bet taip pat, žinai, leisk pereiti prie kito klausimo, kuris yra toks. Viena yra kalbėti apie santykių ir šeimos prioritetą, kai kalbama apie nesutarimus šeimoje. Bet kur mes, kaip bendruomenė, nubrėžėme ribą? Tu nekartą kalbėjai apie įtraukties svarbą. Tačiau atsakymas į tai galėtų būti toks. Jei viskas, už ką mes pasisakome, yra įtrauktis, tuomet, žinai, tai turbūt reiškia, kad mes iš tikrųjų už nieką nepasisakome. Kur mes, kaip bendruomenė, turėtume nubrėžti ribas? Nes jei kažko išmokau per savo žurnalisto karjerą, tai kad visi nori nubrėžti ribas, tik nesutarė, kur tos ribos turėtų būti. Tai akivaizdu yra platus klausimas. Manau, net jei ribos ir yra nubrėžtos. Ir žinoma, kaip jūs sakote, kažkur visada yra kažkokia riba, durys visada turi likti atviros. Taigi noriu tai pasakyti. Mes visada turime suteikti galimybę pasitraukti. Visada turi būti galimybė pasitraukti. Jei ir kada būsite pasiruošę pakeisti savo nuomonę, mūsų durys yra atviros. Man tai labai svarbu. Bet nemanau, kad tai būtinai reiškia, jog nėra ribos. Visi visada yra laukiami. Manau, ir aš iš tikrųjų apie tai kalbėjau, pavyzdžiui, pateiksiu jums pavyzdį iš žydų organizacijų aplinkos. Iškilo klausimas, buvau su kai kuriais žydų organizacijų vadovais, kur turėtume nubrėžti ribą, kai kalbame apie antisionistinius žmonės, dirbančių žydų organizacijose. Ir aš asmeniškai maniau, kad jūs visiškai turite teisę nubrėžti ribą. Jeigu esate žydų organizacija, kurios misija vienaip ar kitaip yra, žinote, žydų tautos plėtra arba tam tikro judaizmo aspekto ar žydų žmonių palaikymas, pasakyti, žiūrėkite, jeigu jūs vienaip ar kitaip esate prieš žydų tėvynės egzistavimą, ši organizacija nėra jums. Eikite su Dievu, eikite dirbti kitur, kur jums galbūt tiktų. Kai pakeisite nuomonę, turėsime jums darbą. Ateikite į pamaldas. Puiku, bet žinote, jums nereikia čia dirbti. Ir manau, kad tai visiškai priimtina, tai visiškai gerai. Manau, tokias ribas tiesiog reikia nubrėžti. Ir jūsų sinagogoje, jei, žinote, jie patys šiek tiek apsibrėžtas ribas. Žinote, jei esame sinagogoje, kurioje sakome maldą už Izraelio valstybę ir kiekvieną savaitgalį meldžiamės už Izraelio karius, jei esate žmogus, kuris dėl to verčia kitus jaustis nejaukiai, arba kuriam pačiam dėl to nejauku, jūs pats nusibrėšite savo ribą, ar norite pasilikti, ar išeiti. Sinagoga niekada nelieps jums išeiti. Durys visada atviros. Bet jei jūs... Arba bent jau taip turėtų būti. Bent jau taip turėtų būti. Bet tu pats nuspręsi, aš čia daugiau negaliu būti. Tai nesutampa su mano vertybėmis ir tu pats nusibrėši savo ribą. Jei tai ne tau, gali eiti su Dievu, eiti kitur. Jei persigalvosi, visada gali sugrįžti. Man atrodo, štai toks turėtų būti požiūris. Mes čia, jei persigalvosi. Bet jei tau kažkas yra taip svarbu, kad tai prieštarauja tam, kas mums labai svarbu, galbūt čia ne tau vieta. Taip, manau, žinai, tai labai svarbus dalykas. Nes klausimas, ar viskas gali būti diskutuojama, kyla net ir tokioje įvairialypėje bendruomenėje kaip žydų bendruomenė. Žinai, lengva sakyti, kad galime visi nesutikti dėl to, kokie turėtų būti mokesčių tarifai. Tačiau, kai kalbama apie vienintelę žydų valstybės pasaulyje, kurioje gyvena pusė visų pasaulio žydų, sunaikinimą ir kai tai laikoma diskutuotinų dalykų, žinai, galiu pasakyti, kad esu pasirengęs diskutuoti beveik apie bet ką, bet apie tai diskutuoti nenoriu. Taip, sutinku su tavimi ir mano pastaba yra tokia.
Manau, kad svarbu ypač jaunesniems žydams užtikrinti, kad šiuose erdvėse būtų vietos. Kad būtų galima kalbėtis, užduoti klausimus ir išsakyti prieštaravimus. Manau, tai labai svarbu, nes jei nesukursime tokios erdvės, iš esmės sukursime dvejopą situaciją, kurioje bus taip. Arba tu myli Izraelį, O jei nemyli Izraelio, tai reiškia, kad esi kitoje pusėje. Vadinasi, būsi Izraelio nekenčiančiųjų pusėje. Nesvarbu, ar iš tikrųjų jo nekenči ar ne. Ir mes nenorime kurti tokios dvejopos situacijos. Mes nenorime, kad tai būtų viskas arba nieko. Arba tu visiškai pritari, myliu Izraelio valstybę, ką tai bereikštų mano rabinui, tai reiškia ir man, arba aš išeinu iš čia. Turime rasti šiokį tokį vidurį, kur žmogus galėtų ateiti ir pasakyti, man dėl to nejauku. Nes mes žinome, kad žmonės nuolat gauna šią antiizraelietišką propagandą visą dieną, visur aplink juos, ypač jaunesni žmonės. Tai pilna socialiniuose tinkluose, mokyklose, tarp jų draugų. Ir jeigu nesuteiksime jiems vietos ateiti, klysti ar užduoti klausimus, mes juos prarasime. Ir manau, kad labai svarbu tai sukurti. Ir tiesą sakant, yra ir suaugusiųjų, kurie elgiasi taip pat. Suaugusieji, kurie, žinote, negavo jokio išsilavinimo ir dabar gauna tą patį. Jie mokosi tuo pačiu metu, kaip ir jų vaikai, ir jiems taip pat yra diegiama ta pati informacija. Turime užtikrinti, kad jie turėtų erdvę išsakyti savo susirūpinimą. Bet galiausiai manau, kad būtų dvi pagrindinės ribos. Viena iš jų, ar Izraelis turėtų egzistuoti ar ne. Man atrodo, tai gana aiški riba. Galime diskutuoti apie politiką. Kaip sakau, niekas nekritikuoja Izraelio taip, kaip patys izraeliečiai kiekvieną dieną. Tikrai taip. Čia mes neturime problemų. Bet žinote, turime sutikti, kad manome, jog žydai turėtų patys save valdyti ir kad yra viena vieta žemėje, su kuria mes visi kolektyviai turime ryšį. Ir kad yra tam tikri vėlgi organizaciniai dalykai, kur ne visada tinkama, pavyzdžiui, Jei mano misijos pareiškimas yra, tai yra. Žinote, mes čia vykdome švietimą apie Izraelį ir organizuojame lėšų rinkimo akcijas, kad surinktume pinigų kibucui Izraelyje. Ir jei tau tai nepriimtina, galbūt ši vieta tiesiog ne tau ir mums nereikia diskutuoti, ar turėtume rinkti pinigus kibucui. Beri? Jei tau tai taip trukdo, ši vieta ne tau. Taip, manau, kad tai tiesa. Ir atvirai, manau, žinai, Izraelis ar ne, Izraelis iš tikrųjų yra vienintelis klausimas šiuo metu. Žinai, klausimai apie tai, kur turėtų būti siena. Visi tie dalykai, kurie buvo tikrai svarbus prieš 20 ar 30 metų, manau dabar jau nebeaktualūs. Ir tikrai ne po spalio 7-osios. Man įdomu, kodėl taip manai. Taip jaučiuosi, nes pastaruosius 30 metų dalyvavau šiuose diskusijose. Ar Izraelis turėtų egzistuoti taip ar ne? Manau, kad tai šiuo metu yra vienintelis iš tiesų svarbus klausimas. Nes, manau, ilgą laiką tarsi žydų bendruomenė. Pats Izraelis buvo labai susiskaldžiusi dėl, žinote, taikos proceso politikos. Ir tai atsispindėjo diskusijose čia, Jungtinėse valstijose. Bet mes apie tai jau nebekalbame. Dabar kalbame apie kažką daug esmingesnio. Antisionizmas, žinote, nebuvo kažkas, kas būtų, tarkime, diskutuojama ar laikoma norma. Redakcijos puslapiuose, tarkime, New York Times, prieš 20 ar 30 metų, žinote, tai nebuvo norma, o dabar tai yra visiškai įprasta. Tai yra tai, ką jie daro. Tai yra pagrindinis argumentas didžiąja dalimi. Ir šiuo metu manau, kad tai yra vienintelis dalykas, į kurį turėtume sutelkti dėmesį. Turiu omenyje, žinote, nes ten mes dabar esame. Ten mus nuvedė įvykiai. Mano požiūris pasitelkus jūsų The New York Times pavyzdį yra kiek kitoks. Žinote, kai jie kalba apie antisionizmą, aš matau du dalykus. Pirmiausia, aš matau, kad tai iš esmės yra neapykantos judėjimas. Ir iš tikrųjų nevyksta jokios prasmingos intelektualios diskusijos ar debatų. Tai žinote, yra šmeižtu pagrįsta neapykanta žydams, kaip matėme, kad tai darė sovietai praėjusiame amžiuje.
Arba tai yra tarsi sionizmo klaidingas apibrėžimas, kai jis tapatinamas su Bibi Netanyahu dešiniosios vyriausybės valdymo stiliumi ir visos Izraelio valstybės sutapatinimu su tuo. Na, tokiu būdu, kad mano manimu, jei mes spraktelėtume pirštais ir atsirastų visiškai kita vyriausybė, daranti visiškai kitus dalykus. Manau, kad pokalbio pobūdis pasikeistų. Ar manau, kad pasikeistų ir nuostatos? Nebūtinai, bet manau, kad tai, apie ką būtų kalbama, tikrai pasikeistų. Jei nematytumėte vyriausybės, kuri bent jau žinote, yra laikoma leidžiančia ar palaikančia naujakurių smurtą. Arba turėti siekį perimti Gazą, perimti Libaną ir perimti vakarų krantą. Bent jau taip suvokiama dabartinė vyriausybė. Taigi manau, kad situacija galėtų pasikeisti diskurso lygmenyje, jei šiais metais pasikeistų vyriausybė, bet pamatysime. Na, aš tam prieštaraučiau. Nes nemanau, kad šiais metais galėtų būti išrinkta kokia nors realiai įmanoma vyriausybė. Ir akivaizdu, žinote, izraeliečiai yra labai susiskaldę dėl Netanyahu, bet jie nėra susiskaldę dėl karo. Jie iš tikrųjų nėra susiskaldę dėl karo. Žinote, nei dėl karo prieš Iraną, nei dėl karo prieš Hamas. Na, žinote. Ir juk Netanyahu buvo valdžioje visus šios metus. Jis laimėjo tiek daug rinkimų. Tai nėra todėl, žinote, tai nėra sąmokslas. Tai todėl, kad kita pusė tarsi pralaimėjo ginčą. Ir žinote, jei tai ne Benetas, o Lapidas, jų politika karo atžvilgiu nebus labai skirtinga. Ir manau, jei giliau pažvelgtume į daugelį žmonių, tiesiog paimsiu The New York Times pavyzdį. Spėju, kas ką tik laimėjo Pulitzerio premiją. Galite peržiūrėti jų rašytojų, idėjų, redaktorių sąrašą. Kas ką tik parašė tą beprotišką knygos apie bundą apžvalgą. Žinote, iš esmės sakoma, kad kiekvienas, kuris mano, jog sionizmas ir Izraelis yra neatsiejami nuo žydų tapatybės, yra, žinote, beprotis. Aš nemanau, kad jie palankiai žiūrės į bet kurią vyriausybę, kuri galėtų būti išrinkta Izraelyje. Na, ta paskutinė dalis, kurią ką tik pasakei, susijusi su pirmuoju mano išsakytų punktu, ir man tai tiesiog yra dar viena antisemitizmo forma. Jeigu tu man sakai, kad tai yra neįsivaizduojama, tai yra antisemitizmo forma, kurios tikrai nebuvo galima matyti The New York Times redakcijos puslapyje. Žinai, tais laikais, kai liberalai ginčijosi su konservatoriais, su tokiu kaip Antonis Lewisas, jis buvo pakeistas šitais vaikinais. Taip, tai nėra gerai, turiu omenyje. Tai, Taip, žinai, antisionizmas. Mes buvome nepasiruošę susidurti su šia specifinė neapykantos žydams forma. Mūsų, kaip visuomenės, kaip žydų bendruomenės, nemokė, kaip tai veikia, kaip tai atpažinti. Turiu omenyje, mes, aš ne. Aš tikrai nesu pirmasis, kuris tai sako, bet žinai, mes visą savo laiką ir išteklius skyrėme mokymui. Neapykanta žydams yra tas pats, kas holokaustas. Supranti? Taip jie atrodo, tai jie ir yra. Aš žinau, kaip atpažinti nacijį, o jei tu nesi nacis, aš nežinau, kaip atpažinti, ar tu žydų nekentėjas ar ne. Ir mes neskyrėme laiko, pinigų ir išteklių mokymui. Pavyzdžiui, sovietinis antisemitizmas, antisionizmas ir kaip tai atrodo, bei kaip patys žydai Sovietų Rusijoje buvo įtraukti į savo institucijų ardymą. Ir mes neturime to pažinimo, nesugebame atpažinti dėsningumų, todėl tai vyksta dabar socialinėse normose, o būtent taip dažnai veikia neapykanta žydams. Ir mes dabar bandome pasivyti. Manau, tai labai svarbus pastebėjimas. Leiskite akimirkai grįžti prie filmų arba bent jau prie kažko susijusio su filmais. Klausimas apie filmus 2024 metais. Jūs buvote grupės žydų kūrėjų dalis, kurie parašė laišką Kino meno ir mokslo akademijai, išreikšdami nepritarimą tuomet naujoms Oskarų taisyklėms. Kalbant apie įtraukti, buvo prašoma, kad žydai būtų įtraukti tarp tų nepakankamai atstovaujamų grupių, kurioms buvo taikomos šios taisyklės. Nemanau, kad jums pavyko daug pasiekti šiuo klausimu, nors galite mane pataisyti, jei klystu. Bet ar DEI gali? Praktiškai, nors kai kurie žmonės mano, kad tai tiesa teoriškai, Izraelis ir žydai yra laikomi baltaisiais engėjais. Ir tai yra pagrindinė priežastis, kodėl tiek daug progresyvių žmonių nusigręžė nuo Izraelio.
Ar tai iš tikrųjų gali priimti žydus, kai tie, kuriems tai rūpi, žydus laiko engėjų klasės dalimi ir nemano, kad jie gali būti aukos? Tai yra, žinote, toks esminis klausimas. Aš žinau, kad jūs, mano juodaodžiai draugai ir sąjungininkai, manote, jog DEI jums yra nepaprastai svarbus ir kad jie labai prieštarauja ir jaučiasi labai įskaudinti. Kai jie mato žydų balsus, sakančius atsikratykite viso to, jie galvoja, o kaip mes? Ką jūs žinote? Kita vertus, nemanau, kad jie iki galo supranta, kaip DEI, kaip jūs pabrėžėte, iš esmės buvo paverstas ginklu. Taip, kad būtų išskirta viena iš mažiausių žemės etninių mažumų, kas yra beprotiška. Todėl man sunku tai įsivaizduoti. Ar yra versija, kurioje turėtume veikiančią DEI, žinote, programą ar pasaulėžiūrą, kurioje įvairovė ir įtrauktis apimtų žydus kaip įvairią etninę mažumą? Be abejo, kai supranti, kas yra žydai ir kas jie tokie, jie visiškai natūraliai įsilieja į tokią sistemą. Bet jei pasaulyje ir toliau visiškai nesuprasime, kas yra žydai ir kas jie tokie, žiūrėdami tik per binarinį engėjų ir engiamųjų naratyvą. Ir žinote, su tuo susijęs visiškas žydų klaidingas įvardyjimas ir nesupratimas, kaip daugiausia turtingus baltuosius europiečius, kas ne tik yra netikslu, bet netgi neteisingai vaizduoja daugumą pasaulio žydų, kurie netgi neatrodo kaip baltaodžiai. Kas taip erzina, žinote, tai yra didelė problema. Taigi manau, žinote, jei tarkime galėtume paspausti mygtuką. Ir visas pasaulis būtų toks. O, jūs turite omenyje, kad žydai iš tikrųjų yra ši gentis iš Izraelio, kuri buvo ištremta ir išsibarstė po visą pasaulį. Ir dabar, žinote, sakyčiau, mes esame kaip Galapagų kikiliai. Tai tarsi visi mes skirtingai vystėme skirtingose salose dėl evoliucijos. Mes, žinote, išsibarstėme, todėl kai kurie iš mūsų turi ilgesnius snapus, o kiti turi valgyti tokio tipo riešutus, nes mes augome ten, o kiti augome kitur. Bet mes visi esame iš tos pačios pradinės grupės. Ir žinote, Izraelis, kuriame gyvena daugiau nei 50% mūsų, dauguma žmonių yra kilę iš Šiaurės Afrikos ir Artimųjų rytų. Tiksliai. Tai yra pagrindiniai faktai. Ir jei jie būtų suprasti, tai persismelktų ir į DEI. Manau, kad būtent to ir trūksta. Nemanau, kad pati DEI yra nepataisoma ar sugadintas mechanizmas. Problema yra tame, kaip suprantami žydai. Ir jei galėtume tai ištaisyti, daug kitų dalykų galėtų susidėlioti į savo vietas. Šioje viešoje žydiškoje kelionėje, kurią pradėjote, kas jūs labiausiai nustebino apie jūsų kolegas menininkus ir jų santykį su pasauliu po spalio 7-osios? Ir kas jūs labiausiai nuvylė? Oho, čia didelis klausimas. Atsakysiu į antrąjį klausimą pirmiausia, nes manau tai lengviau. Turiu omenyje, mane vis dar nuvilia tai, kad žmonės šiuo metu atsisako savo atsakomybės. Ir žinote, tai mane erzina. Nemanau, kad kiekvienas žmogus žemėje turi užlipti ant kalno viršūnės ir per garsiakalbį šaukti apie žydus bei ginti žydus. Bet manau, kad kiekvienas šiuo metu turi būti žydų ambasadoriumi savo gyvenime ir savo įtakos rate. Ir žmonės turi naudoti savo įgūdžius, aistrą bei įtakos sritį. Naudokite tą Veno diagramą ir žinote, būtent ten turėtumėte daryti įtaką. Tiesiog, žinote, yra šiek tiek privilegijos ir tingumo jausmo, kai neatsiliepiama į šio momento iššūkį ir sakoma, na, žinote, tas kitas vaikinas tuo pasirūpins. Aš žinote, tiesiog būsiu čia, nekelsiu galvos, darysiu savo reikalus, kol kiti žmonės, žinote, kovos už mane. Taigi, tai buvo nuviliantis dalykas. Tiesiog norėčiau, kad daugiau žmonių jaustų asmeninį atsakomybės jausmą. Bet žinote, tai yra žmonija, tiesa? Kiekvienoje epochoje, kiekvienu momentu, kai kurie žmonės prisima tą atsakomybę, o kai kurie ne. Toks jau mūsų kaip rūšies būdas. Mes tai matėme 30-aisiais. Matėme tai kiekvieną kartą. Matome tai ir dabar. Bet žinote, tai visada skaudina. O kalbant apie nustebimą, kas mane nustebino, turbūt mane nustebino, nežinau, jei reikėtų ką nors pasakyti. Galbūt tai, kaip teigiamai viskas susiklostė,
ar net tai, kaip stipriai tai nustebino žmonės. Mane stebina tai, koks teigiamas buvo šis atsakas. Arba kaip dažnai darau kažką, kas man atrodo ne tik natūralu, bet ir gera. Ir kažkas pasako, o, tai taip drąsu. Ir aš tada turiu pagalvoti akimirką, ir ką aš suprantu iš to. Tau tai atrodo drąsu, nes tau pačiam tai kelia baimę. Bet man tame nėra baimės jausmo, nes žinai, man būtų daug baisiau gyventi slepiantis ar jausti apgailestavimą. Po 20 metų ir atsigręžęs atgal galvočiau, o žmogau, aš buvau bailys. Arba, žinai, aš atsisakiau savo atsakomybės. Arba gyvenau meluodamas apie tai, kas esu, kad kitiems būtų patogu. Man tai yra daug baisiau nei būti savimi autentiškai, žinai, 24 valandas per parą. Tai man nebaisu. Tai man yra išlaisvinantis dalykas, tai man yra gera, tai man atrodo teisinga, tai man atrodo natūralu. Iš tikrųjų taip nesijaučia ir nebandau čia kukliai pasigirti. Man tai visai neatrodo drąsu. Man tai iš tikrųjų yra atsitraukimas nuo to, kas mane gazdina, o tai būtų jausti apgailestavimą arba jausti, kad nuvyliau save ar savo šeimą, arba pasielgiau neteisingai akimirkoje, kai reikėjo sąžiningumo. Tai man yra daug baisiau. Taigi, manau, galbūt mane stebina tai, kad ne visi taip mąsto. Taip, man tai visiškai artima. Esu tikras, kad taip. Kurie žydai šiuo metu tau imponuoja? Mane įkvepia tiek daug žmonių. Iš tikrųjų, kadangi dabar yra metas, kai reikia visų pastangų, mane įkvepia kiekvienas žydas, kuris atliepia šio momento iššūkius. Tikrai. Nesvarbu, ar esi atsitiktinis žydas Ajovoje, kuris žinai, iki spalio 7-osios nebuvo įsitraukęs, o dabar pradedi žydų knygų klubą 10 žydų savo apylinkėje. Man tai nuostabu ir labai svarbu. Ir būtent taip mes įveiksime šį laikotarpį, kai žmonės daro tokius dalykus. Esu Žydų federacijos nacionalinio jaunųjų lyderių kabineto narys, kuris subūrė apie 400 žydų esančių 30–40 metų iš visos šalies. Ir mane labai įkvepia mano grupės nariai tame būryje. Ir žinote, aš esu vienas iš labai nedaugelio, kurie iš tikrųjų kasdienėme darbe dirba žydų bendruomenės srityje. Tai žmonės, kurie turi įprastus darbus ir panašiai, bet šiuo metu jie prisiima atsakomybę. Jie nori būti organizacijos, kuri palaiko žydų gyvenimą dalimi, kur jie imasi lyderystės vaidmenų, įsitraukia į savo bendruomenę ir savo žydiškumą. Tai mane tikrai įkvepia. Ir iš tikrųjų, bet kuris žmogus, nesvarbu kokio lygio, kokį mikrofoną turi, mane įkvepia tiek dideli mikrofonai, tiek maži mikrofonai. Tai tiesiog žmonės, kurie sako Hinani. Tai mane įkvepia. Geras pastebėjimas. Ir tai gera mintis, kurią galime užbaigti. Džonai, labai ačiū, kad šiandien prisijungiai prie mūsų. Kaip mūsų žiūrovai ir klausytojai gali sekti tave, tavo darbą ir žiūrėti arba klausytis tavo tinklalaidės? Ačiū, kad paklausai. Being Jewish with Jonah Platt galite rasti visose mėgstamose tinklalaidžių platformose – Apple, Spotify, Amazon. Taip pat esame ir YouTube. Taip pat esame Jewish Broadcast Service televizijoje. Mus galite matyti per pagrindinį laiką ketvirtadienio vakarais, o pakartojimai rodomi visą savaitgalį. Visa ši informacija yra mūsų svetainėje beingjewishpodcast.com. Taip pat galite sekti mane visose socialinėse platformose paskyrose Jonah Platt arba Being Jewish Podcasts. Na tai puiku. Taip pat norime padėkoti mūsų auditorijai. Prašome nepamiršti klausytis mūsų kasdienės laidos Jonathan Tobin Daily Edition, kurią galite rasti visur, kur klausotės tinklalaidžių. Ir nesvarbu, ar mūsų klausotės per bet kurią iš jų, ar žiūrite mus gyvai per Facebook, X arba JNS YouTube kanalą, prašome paspausti patinka ir arba prenumeruoti JNS. Paspauskite varpelį, kad gautumėte pranešimus ir palikite mums gerų atsiliepimų. Prašome rašyti mums adresu thinktwice@jns.org ir pranešti, kur klausotės ar žiūrite laidą, bei ką apie ją manote. Ir nepamirškite, skaitykite ir mąstykite savarankiškai. Susitiksime su jumis kitą savaitę.